Sveiki! Labą dieną! Dar viena laida iš atvirų metalo dirbtuvių. Taip, na ir aš kaip geras mokinys grįžau kaip rugsėjo 1 į mokyklą. Tai Pasveikinkim Gvidą su naujais mokslo metais. Jo, prieš vasarą išėjau biškį atostogų, bet dabar grįžtu. Ir Tomai, ką mes veiksim? Šiandien mes gavom iš mūsų draugų Stokerio naujovę. Tokią, sakykime, naujieną. Man tai iš tiesų visiška naujiena. Man brandas ne naujiena, bet būtent šis dalykas man naujiena. Nematytas. Tai mes aplamai truputuką dabar kreipiam mūsų laidas ir kelios ateinančios laidos mes kalbėsim apie MIG-MAG aparatą Telvin. Ir akcentuosimės į automoto tematiką, tai yra skardos. Mūsų domins ploni metalai. Su storom konstrukcijom viskas yra aišku, domina storiai iki milimetro ir mažiau. 0,8, 0,6. Jo, maždaug. Ir bandysim. Bandysim aparatą, bandysim vielas. Taip, ir su vielom irgi. Aparatas yra labai gerai, tačiau mes turime dar dvi vielas. Tai yra viena Lincolno viela, jos storis yra 0,6 mm, dar tokio produkto mes nė karto nebandėm, neturėjom. Ir kitas irgi skirtas produktas plonom skardom, tai yra bronzinė viela. Cuprum C3. Brazingui. Taip, brazingui, silicinė bronza, taip kitaip vadinama, irgi, kuri pozicionuojama yra ne virinti kažkokius, nežinau, bronzinius paminklus, patrankas ir kažkokius senovinius artefaktus, o būtent skirta automobilinių skardų remontui, restauracijai, tvarkymui ir taip toliau. Tai apie jas mes išsiplėsim turbūt mūsų laidų cikle. Taip, o šiandien mes atsidarom dėžę, pasižiūrim, kas joje yra, galbūt įsijungiam aparatą, važiuojam. Pažiūrėkim, kas yra parašyta ant dėžutės. Visų pirma, Telvin. Taip, ir apart to, kad čia yra gražus nufotografuotas aparatas, mes turim pirmą eilutę, tai yra MIG-MAG suvirinimas dujų apsaugoje, taip pat Flux no gas, tai vadinasi suvirinimas miltelinė viela, savisaugė miltelinė viela, kuriai nereikia papildomų apsauginių dujų. Paskui sekantis turime MMA elektrodų, tai galime virinti elektrodais. Ir TIG welding, tai yra vadinamasis liftigas. Toliau, sinergetinis reguliavimas, jau matom pagal šitą nuotraukytę, pagal labai gražų paveiksliuką, kad tikrai šitam aparatui yra sinergetika ir mes jį išbandysim, pažiūrėsim, kaip gerai jinai veikia. Sekantis, tai yra išmanus nustatymai išgauti geriausiam rezultatui. Bet šitą mes ir išbandysim, kaip jisai išmaniai ir tobulai dirba su plonom skardom, bus labai įdomu. Na ir toliau čia žinoma yra inverterinės technologijos. Na, ir svarbiausia, made in Italy. Taip, ne China, ne dar, arba ten, ne Italy design, kaip galėtų būti parašyta, ne Italy. Gerai, ką, atidarom dėžutę. Atsidarom. Pabandom. Taip. Opa. Taip, paminkštinimai, kad transportavimo metu nepažeisti. Na ką, bandom, aš tada greitai trauktų. Sakykim, gan lengvai pakėliau čia. Va, gražuolis. Taip. Ką mes dar turim dėžutėj? Oho, tokia instrukcija. Panašiai senovinė telefonų knyga. Daug informacijos, daug gražių piešinukų. Taip. Arba daug kalbų. Pasiskaityti, viskas puiku. Gerai. Taip, pirmas įspūdis, ką turim, tai kol kas matau tik tai slaidą vienfaziam įjungimui. Taip. Vadinasi, atsidarom vidurius. Va. Ir kągi, traukiam. Taip. Oho, viskas į vieną. Sudėtama. Taip, kas čia yra maišelėje? Maišelėje yra žarnelė. Ai, ne. Kartu yra masės laidas, kaip suprantu. Masės laida, kurį reikės susirinkti patiem. Taip, tas vadinamasis klemas. Taip, masės laidas, mažo skersmens. Ir reikės
susimeistrauti. Gerai, dirbsim. Gerai. Kas toliau? Toliau jau žarnelė. Taip, kas irgi Žarnelė labai dujoms. gerai. Aha. Puiku. Su visais užspaudimais. Taip. Taip. Savaržėlės, žarnelė, puiku. Taip. Ir paskutinis degiklis. Na, degiklis. Telvino degiklis. Jo. Taip, 15. Standartinis toks tikrai tinkantis automobiliams. Gerai, pasižiūrim, kokias ilgis. Skardom. Taip, standartinė euro jungtis labai gerai ir pati rankena iš tiesų yra nedidelė. Šiuo atveju būtent darbui su skardom iš tiesų labai gerai, nes jinai yra lengva, nespaudžia rankos ir jinai, kadangi dirbo mažesnėms srovėmis, jinai neperkaista. Taip, tūtai irgi ne per didžiausia. Opa, viskas gerai. Gerai. Čia 3 metrai turbūt kažkas tokio. Taip, čia yra standartinė, aš manau, 3 metrų rankovė. Gerai, prijunkim prie aparatoje. Kadangi tai yra standartinė euro jungtis, viskas labai paprasta. Tai reikia pataikyti teisingai į vietas, užsukti degiklio flanšą ir viskas. Puiku. Jeigu bus poreikis, tai šitą degiklį galėsit panaudoti ir prie savo seno pusautomačio. Taip. Taip. Toliau mes turime atskirą laidelį. O Tai yra irgi patogu. Su šituo laideliu mes jungdami į pliusą arba į minusą, mūsų degiklis pasidaro viela arba pliusinė, arba minusinė. Kitaip sakant, keičiam poliškumą. Poliškumą, taip. Jeigu mes virinam su apsauginėmis dujomis, jungiama yra į pliusinį polių. Taip. Jeigu mes virinam su savisaugia viela, mes jungiame į minusą. Ir pas mus laisvas lieka pliusas, į laisvą pliusą mes kišam masės laidą, kas labai paprasta ir neleidžia padaryti kažkokių klaidų. Taip, kad ten pas jūs būna kartais situacija ant kito aparatų, kur perjungimas yra viduje, padarom rankeną pliusinę, taip pat dar netyčia masė įkėsi į pliusą ir tada tu stovi, viskas kaip ir juda, bet niekas nevirina ir kur čia galėtų būti problema. Taip, puiku, palaikyk rankovę. Imam dabar masės laidą. Gerai, padarykim taip, kaip mes virinsim ateityje su apsauginiam dujom. Tai yra viela į pliusą, masės laidas į minusą. Ir galbūt čia yra kiek įdomesnis gamintojo sprendimas. Komplekte buvo toks laidas ir atskirai gnybtas. Nu, čia galbūt dabar taip madinga, kad pasidaryk pats truputėlį, kad žmogus irgi kažko prisiduotų. Taip, tai nėra nieko sudėtingo, viskas yra tik tai varžtinės jungtis. Atsisukam keletą varžtelių. Taip, atsisukam keletą varžtų, matau pirštais nesigaus, užveržta yra. Prakišam laidą, matot, laidas yra prakištas. Yra varinė plokštelė prispausta 2 varžtais, atlaisvinom varžtus. Ir po varinę plokštelę pakišę laidą mes jį vėl užspaudžiame. Viskas. Gnybtas padarytas. Taip, kitam kartui mes tai paruošim. Vėl ant dėžutės labai gražiai užrašyta Made in Italy. Atsidarom. Rimta rankenėlė. Taip, na, standartiškai 5 kg rytį vieta palikta. Standartinis vieno ratelio vėlos padavimo mechanizmas. Taip. Op. Nuimam, pasižiūrim ratukas. Taip, turime, šitoj grevelis yra skirtas vėlom 0,8-0,9 mm, o kitoj pusėj grevelis skirtas mūsų turimai vėlai 0,6 mm. Nuostabu, nereikia jokio papildomo ratuko. Viskas įdedam, klik sistema puikiai klikina. Uždarėm. Viskas, puiku. Na ir atsidarius šoninį dangtelį, puikiai ir aiškiai matome sujungimo schemas. Kaip pajungti, kai reikia vėlos be apsauginių dujų, kaip pajungti, kai reikia apsauginių dujų, kai reikia tygo, kai reikia virinimo su elektrodais. Būtų gerai šiek tiek panagrinėti ir apie aparatų darbo ciklus.
Ką mes matome? Matome, kad jo maksimumas yra 180 amperų, bet tai yra tik prie 20% darbo ciklų. Na, o prie 100% darbo ciklo mes galime dirbti net su 80 amperų. Kągi, jungiam. Jungiu. Ūžia, jau geras ženklas. Ir matom vaizdą. Ir vaizdas iš tiesų geras ir įdomus. Oho, kiek čia visko daug. Taip, įjungus aparatą mes matome labai intuityvų ekranėlį, kuriame mes iškart matome, kad tai yra sinergetika, kad mūsų plienas yra mažanglis, juodas plienas, dujos argono ir angliarūgštės mišinys, mūsų viela 0,8 mm diametro ir pasižiūrim, kokie čia pas mus galimi storiai. Tai mums aparatas šiuo atveju rodo nuo 0,6 mm storio ir važiuojam iki maksimumo. Ir maksimumą mums rodo visus 5 mm. Kita rankinėlė mes galime reguliuoti voltažą. Tai yra, važiuojam į minusą, rodo, kad mūsų siūlė bus labai stora, net piktogramą matosi. Ir važiuojam į pliusą, rodo, kad mūsų siūlė bus įgaubta. Tai va, mes su Gvidu truputuką į parametrus įlindom giliau. Yra ne tik tai didelis metalų, dujų, parametrų pasirinkimas, yra advanced menu. O, jau patyrusiems. Taip, ten ir pre-flow, post-flow, burnbackas. Smot, taip. Taip, ir visi šitie malonumai, bet apie juos sekančioje laidoje. Taip, manau, aptarsim šiek tiek giliau kitoje laidoje. Iki. Iki.